Nu ką, žygeiviai juda į sekančią stotelę. Pabuvę Lisabonoj, šiandien traukim į Kaškais. Susikrovėm kuprinės. 105 kilų tai varysim. Tai tikrai sveria sunkiai. Yra kas veikt. Viskas susidėjau į vieną. Dambasinuko dar vandens čia nėra. Tai prie tokio karščio, nu... Ajajaj. Šanto sustojime nusipirkom bilietus į Kaškais. Traukinuks už 15 minučių. Porą dienelių dar darbo. Ir žygis. Prasidės, pažiūrėkite, Autickaitė, negaliu patikėti. Pagaliau tai kompanionė. Pagaliau pasirašė kurapką. Pradėsim lengvai nuo lygumų, gal po to perėsim ir prie kalnų. Ne, neįsivaizdavom, kad čia tiek žmonių važiuoja. Nu ką, atvykom. Nu kaip kelionė, pasidalinkint keliais žodžiais. Faina, labai, nesitikėjau, kad tiek daug žmonių ir toks atrodo, kad traukiniai Portugalijoje tikrai labai yra cool thing. Pažiūrėkit, pirmą parodau dalyką, kaip Remis išrenka, pagal ką renka šitos viešbučius. Na ir outfitukai irgi į temą. Bet labai gražiai, hoka batai, manau, rekomenduoti, picture maikutį kelionių. Pasiruošus, tai va, žodžiu, antras sustojimas. Įsikursim, tada eisim pavalgyti, eisim beach day prie jūros, prasideda savaitgalis. Na va, prašom paplūdimys. Einam prie piscinos. Yra kažkaip piscina, baseinas padarytas su jūros vandeniu. Tai va, pasižiūrėsim. Dėl to ir vadinasi burna pragaro. Čia apie mane legenda, nes aš prarijau nekaltą mergelę. Jaunystės dienas atsimenu Cien Montadito Sevilijoje. Tapas. Nu, žinokit, jau nebeapsikenčiau, jungiuosi prie Santos jogos, nes atostogos ir maistas, salus, vynas. Žinokit, kikina, kad jau nebe panašus į žmogų darausi. Nu va, išėjom į pagrindinę aikštę. Einam jogintis, sportuot. Vėliau imam dviračius ir šausim į vakariausią Europos tašką. Elektriniais dviračiais. Čyterė. Čyterė. Su elektriniu dviračiu. Taip faina važiuoti, toks geras oras. Ir čia palei visą pakrantę yra dviračių takas, tai wow. Jaučiuosi kaip Valujavičius. Tik kad biški čytinu su elektriniu dviračiu. Bet šiaip jausmas tai panašus. Nuvažiavom keletą kilometrų nuo namų. Jau diskaitai šalta. Nu, va, pažiūrėkit dangų koks. Nu koks dangus, biški apsiniaukė. Bet, kaip sakant, ir balansas. Pas mus namuose tenai saulė šviečia, o čia apsiniaukia. Bet transporto priemonės elektrinis yra fantastika. Mini savo, nesiparini, ten prieš kalniuką įkalė aukštesnį bėgį. Ta elektros energijos pliūpsnį. Bet aš vos spėjau laikytis už rankenų. Amazing. Nu, nesušalkit. Pasibučiuokim. Du žygeiviai. Manau, kad sekantį kelionė bus dviračiais. Per Portugaliją.
pabandysim užlipti štai iki ten. Wow, nerealiai. Ir per kovas pratinomės prie Fisherman's Trail, nes tenai laukia panašus segmentai. Vėjas mus talžo, saulė gairina. Prieš 10 minučių ką tik prasidėsim buvimą kažkais dar 2 naktim. Living the Expront life! Kažkokį radom nusukimą iš pagrindinio tako. Tokie medžiai auga. Na štai, mūsų viešbutis. Pasiėmėm tokį butiką netoli centro. Va, su baseinais. Sekmadienis, kultūradienis. Išsiruošėm į Sintrą miestelį. Ir tokie visiškai atsilūpę turistai atvažiavom į pagrindinę pilį. Eilės kilometrinis. Iki 4, o dabar 1. 3 valandos į priekį bilietai išpirkti, o mes tokie, labą dieną, kur čia užėjai? Duokit pinigų. Tai va, tai bet varom dabar į antrą atrakciją, kuri yra šalia, tai yra Mūriš pilis. Tai va, ją pasižiūrėsim ir iš toli pasižiūrėsim į tą pagrindinį palacijo. Einam iki sekančio objekto, portalo į šulinį, kuris yra begalinio aukščio, ir ten yra raganystės šulinys. Esam visiškai tunelio šaltinio dugne. Na kągi, turim dar porą valandų šviesos, tai nusprendėm išnaudoti paskutinę dieną kažkais ir važiuojam į vakariausią Europos žemyno dalį Iškyšulį. Ir man tai yra taip svarbu dėl to, kad aš pagal Majus esu vakarų kryptis ir man vakarų kryptis yra labai dosni, todėl ten yra mano gausaus taškas. Manifestuosim ten. Vakariausias taškas. Taip. Nu, žiūrim, ką čia gera. Einam. Pabandysim nusileisti į vieną paplūdimį. Laukiam saulėlydžio vakariausiam taške, paleidžiam senus dalykus, kviečiam naujus. Žiūrim, kaip paukščiai sklando pasigavę oro gūsį.
Liko 3 dienos iki žygio starto. O dabar jau važiuojant link pakrantės, 200 km nuo Lisabonos, kur prasidės pirmieji mūsų žingsniai vakarinę Portugalijos pakrantę. Važiuojam Lisabonos raudonuoju tiltu. Nu ką, neoficialiai pradedam Fisherman's Trail. Excitement! Žygeiviai su Maksimos Norfos maišais eina. Iš tikrųjų, šiandien dar nepradedam žygio, bet... Jau padusęs? Jo, 50 kg nešu čia į dešinę. Bet iš tikrųjų, iki mūsų vilos yra apie 4 km ir kelias veda būtent Fisherman's Trail pradžia. Tai nors ir oficialiai nepradedam, bet pradedam. Jau du seniukai priekį eina. Jau toks žygis, ne jaučiasi? Jaučiasi jau žygis. Excited? Excited. Nu, man irgi atrodo toks, nu, labai geras jausmas, iš tikrųjų toks žygio nuotykį, toks atrodo. Kvepia žuvim. Jau eisiu. Kvepia žuvim. Pafilmuosim mūsų ženklus, kuriuos mes seksim viso šito kelio metu. Va. Rota Vincenzo. Su gražiausiais rūbais šiandien eina. Ko ne? Neplanavom, kad eisim į žygį, kad pradėsim trailą, bet va, pradėjom. Ir einam nuostabią pakrantę ir bus 100 km, tai mes tik dalį eisim su tą trailą. Ir visas trailas eina nuostabią pakrantę. Štai. Nu. Pirmieji krumsynai, ar kaip čia, kaip jūs net pavadinti, nežinau. Krūmynai. Leidžiasi žygeivė, atkarpa, šauna į paplūdimį, pilni batai smėlio. Viskas žiauriai faina. Paukštumočiai, mūsų draugai, skraido. Ten kažkokia pilis. Na štai, mano darbo vieta. Ir gavau tokį pakvietimą išeiti pavalgyti pietų. Nu, galvoju, koks bus buterbrodas. Einu, vaizdas prie jūros. Einu ir taip. Užkandukai, vynas, salotos, alyvuogės. Pasižiūrėkit, su kokį vaizdu. Nu, tik nežiūrėkit šitų triusiukų džiūstančių. Bet ten vat jūros ir iš tikrųjų ten eina Fisherman's Trail ir eina ten toli. Na, susirado draugų. Nebeis trailą, sakė, o liks čia.